Sveiki atvykę į uždraustą Lietuvos teritorijoje kanalą, kadangi iš šito kanalo vykdomos informacinės atakos prieš Lietuvą. Šiandien informacinė ataka įvyks iš didžiosios Alžyro mečetės. Tai yra didžiausia Afrikos mečetė, o čia yra aukščiausias pasaulyje minaretas. Va, kaip smagu ir kaip džiugu, kokia čia yra šventa vieta. Aš atvykau į šitą mečetę iš pat ryto ir iš karto klaupiausi prieš šėtoną. Prašiau šėtono, kad padėtų Putinui pavergti Lietuvą. Štai mes viduj. O dabar pažiūrime Ekspertai EU laidą. Primenu, čia gal mokiniam to ir nereikia sakyti, bet jūs visi gerai atsimenate, kai pokalbėje tarp, kaip tenai, kovinis šaulys ar kaip ten yra, vienas toks žmogus kalbėjo su Landsbergių lyderiu Laurynu Kasčiūnu. Na ir atskleidė dar tas spragas, kurios yra šaulių tarpe, kad ne kiekvienas šaulys vis dar yra pasiruošęs žudyti kitą žmogų ir ne bet kokį, apie priešus nekalbu, kurie ateis iš kažkurios pusės, iš rytų, sakykime, bet aš kalbu apie tuos, kurie gyvena čia, kurie yra Lietuvos Respublikos piliečiai, bet jie yra neteisingi, jie yra netinkami, jie yra nelojalūs ir atėjus valandai X arba Y arba dar kaip nors, teks jo žudyti. Ir tas šaulys pasako, kad iki šiol, kai atsistoja šaulių vadas Idzelis ir sako, man reikalingi žudikai, kai kurie pasimeta, nedrįsta. Ogi nebus tai, kaip ateis ta valanda X ir va čia tu eik žudyti, aš čia palauksiu. Ne, visi šauliai turės eit atlikti savo švento darbo. Taigi atsimenam mes visą šitą įrašą, tarp kitko, žinot, aš galvoju, čia prie to straipsnio mokyklose naujovė, šauliai 7-8 klasių moksleiviams veda pilietiškumo ir gynybos įgūdžių kursą, nors pagalvojau, gal ir jau ir aštuntokai tikrai jau galėtų žinoti, apie ką čia yra. Pasiklausykim, kas čia buvo kalbama. Yra dar vienas momentas. Ar visame tame, jau kalbama apie jūs, ar visame tame jiem pasakoma, kad tu turėsi nužudyti nelojalius piliečius? Aš tikiuosi, kad pasakoma. Manas? Tikiuosi. Nelabai. Net šauliam ne visiems kartais, man atrodo, kai mūsų vadas toks, tiesmukas ir sako, man reikia iš jūsų žudiko, aš kartais net esu matęs ne savo vaikino, reiškia, rato žmonių, bet iš tų jau ten jūs kokiu nors ten... Bet žmonės... Tai visiškai realus. Žmonės, mes vakarė, jie kartais iki galo turbūt nepagalvoja, kad karas tai yra žudymas. Tai tu turėsi atimti kito žmogaus gyvybę ir tai taps tavo kasdienybė, nes kitu atveju jisai atims tavo artimųjų, jis atims ir tave šalį, atims šaknis, atims istoriją ir vėl čia plevėsos tos smirdančios raudonos vėliavos. Tai tu turėsi tą padaryti ir kiekvienas turi suvokti, kad kiekvienas turės tą padaryti. Negalima bus taip, kad stovimės penkiesi, žiūrėk, žudimui tu turim vaį, ne? Ne, tu turėsi, taip, tu susidursi su pasiekmėm, tavęs galbūt laukia PTSR ten ir visi kiti dalykai, taip nutinka, bet karas yra žiaurus, karas negailestingas, bet karas yra vienintelis būdas apsiginti. Daug įvairių pasakojimų yra apie tos žudymus, aš siūlau pasižiūrėti dar vieną čia prie tos pačios publikacijos irgi pridėtas. Štai, pasiklausykim. Ar gali būti geras tėvynės gynėjas, jeigu nemoki žudyti? Turi būti pasiruošęs ir žudyti, ir žūti, nes nežinai, kaip čia tau supils kortos, bet tie visi įgūdžiai ateina per juodas treniruotės. Tai būtina ta sąlyga, kad tu turi nebijoti kitam atimti gyvybę. Jeigu bijosi iššauti į žmogų, tai nepavyks nieko padaryti. Nes tėvynės gynyba bus susijusi su priešo nukovimu, o tai reikės ir taikytis, ir sugebėti nuspausti, ir po to, jeigu reikės, užkasti. Ar gal skapoti.
Taip, šauliai turėtų žinot, kad gali tekti reikėti ir sukapoti žmogų, kai jisai jau bus nukautas ir tik tada užkas. Gal taip kompaktiškiau, mažesnės duobės reikia, nežinau, kodėl jie apie tai kalba. Na ir pažiūrėkim, čia dar ukrainietis kalbėjęs davė patarimus irgi nepriklausomam vienam kanale apie tai, jog lietuviai dar nepasirengę, lygiai apie tą patį, ką kalbėjo ir Šaulys, kad dar nepасirengę žudyti kitą lietuvį. Готово ли ваше сегодня общество на второй год войны такой? Могу с уверенностью сказать, ваше общество сегодня не готово воевать. Так же самое, как ваши военные. И готовы ли у вас сегодня прийти на мобилизацию там 1 миллион мужчин в Литве? Наверное, нет. Ar galėtų šiandien pas mus mobilizuotis milijonas vyrų? Greičiausiai ne. Ar pasirengęs lietuvis šauti lietuvį? Tikriausiai irgi ne. Todėl tiek Lietuvoje, tiek Ukrainoje, Latvijoje tai absoliuti katastrofa. Tiek apie žudymus, tų kalbų apie tai, kad reikia žudyti ir tie žmonės, pažangų žmonės, kurie turėjo žudyti tuos netinkamus žmonės, na, jie dalinasi ir savo patirtimi, savo įžvalgomis, kaip tas turėtų būti daroma. Na, girdėjot, gali tekti ir sukapotą, nužudytą. Aš tik pasakysiu, kad nebūtinai nušauti, galima ir nudurti, užmušti galima ir su akmeniu. Ta prasme, svarbu kare nukauti. O kaip jau, na, tai čia žinot, karas yra karas. Tiesiog su plyta užmušiai ir viskas. Taigi, ir advokatas Stanislavas Tomas, na, jis stebintis iš šalies dabar visą tai, kas vyksta Lietuvoje, irgi sureagavo ir padarė vieną video. Štai tas video, kuris vadinosi Šaulių sąjunga vykdė žydų genocidą 1941 metais. Va, ir aš paklausiau tą video, iš tikrųjų įdomu, aš nežinojau, kad šauliai buvo prisidėję prie genocido, bet mane kas dar labiau nustebino, kad kiekvienoje bendrijoje gali pasitaikyti tie marozai, tie, bet kaip užrodais vadinkim, tie antžmogiai, kurie gali žudyti ir tąsyk žudė žydus. Visur gali pasitaikyti. Bet mane nustebino ne tai, mane nustebino, kad atsiprašymo iš Šaulių sąjungos nebuvo. Arba aš jo negirdėjau, aš šiek tiek bandžiau ieškoti, bet nieko panašaus neradau. Ir Stanislavas Tomas, kaip visada savo stiliumi, stilius tai yra skonio reikalas, padarė video, kuriame apie tai kalbėjo. Apie visą tą nelabai kokią Šaulių praeitį. Na ir susilaukė sankcijų. Štai tą video, kurį čia dabar matote, aš atidaręs. Tai aš ją atidaręs, todėl, kad aš naudoju Safari naršyklę. Makuose yra Safari naršyklė. Ir čia net nereikia nieko papildomai nustatyti, kad atsidarytų ir tie saitai, tos platformos, kurios yra Lietuvoje užblokuotos. Kitur ten, pavyzdžiui, yra Opera ar ten dar kitais pavadinimais, ten reikia kažką įjungti, paspausti, reiškia, yra mokamų, nemokamų. O Safari, tiesiog, kadangi Makas apskritai viskas pas juos ten paprasčiau, tai kad nereiktų vargti, jie automatiškai daro ir man visi puslapiai absoliučiai atsidaro. Aš net nežinau, kurie blokuoti, kurie ne, bet šiuo atveju Stanislavo Tomo YouTube kanalas yra Lietuvoje uždraustas ir jeigu jūs atidarysite be to vadinamo VPN-o, tai tiesiog bus parašyta, kad negalima šitoje valstybėje matyti baltas lapas su raudonų užrašų. Na, o kas naudoja Makus, Safari, tai mato be problemų, arba tie, kurie turi naršyklę su VPN-u, taip pat mato be problemų. Ir čia pakalbėjo Stanislavas Tomas, išsakė savo nuomonę, gali patikti, nepatikti. Tai ne. Lietuvos radijo televizijos komisija pradėjo tyrimą, kad neva tai čia taip anaip ir ten, žodžiu, draudžia dabar tą jo kanalą. Ir Stanislavui Tomui teko rašyti, atsiliepimą. Pagal tą visą tvarką parašyti atsiliepimą, kurio tam tikrą dalį aš pacituosiu. Bet pradžioje, drauge pasižiūrėkim, čia kai kas pasikartos, bet tą didesnę ištrauką, kurią Stanislavas Tomas įdėjo į savo tą video, kuris yra uždraustas su visų jo kanalu. Bet mes dabar pasižiūrėsim. Be abejo, jie planuoja genocidą, jie planuoja žudyti visus, kas nepritarė
Lietuvos vyriausybei. Yra momentas, kai galbūt labiau susijęs su duokdami kelią. Kaip parodė Ukrainos patirtis, kaip parodo bet kokio karo, invazijos, konflikto patirtis, labai svarbi vieta yra taip vadinamoji 5 kolona. Tai yra tėvynės išdavikai, kurie naudodamėsi demokratiją, ten ar žodžio laisvę, ar dar kas nors, turi būti turbūt kažkaip apibrėžta ir teisiškai, valstybiškai, kad esant sudėtingai geopolitiniai situacijai negalima daryti tam tikrų dalykų ir čia jau nebe žodžio laisvė, o tiesioginis kenkimas valstybei. Ir jeigu tu atvirų tekstų sakai, kad tu remi, padedi, tau patinka priešas, reiškia, tu ten padėsi jam arba nesakai tokių dalykų, bet sakai, ne viskas čia vienareikšmiška, tai tu automatiškai, vėlgi, ar mus kvailiais laiko, ar kiek galima žaisti tą kvailių žaidimą. Viskas aišku. Tai vat su tokie žmonės, reikia su jais tvarkytis. Čia valstybė reikia daugiau. Taip, čia valstybė turi daugiau įdėti, nes išsišluok savo kiemą yra labai svarbi situacija, nes vėlgi, kaip rodė Ukrainos patirtis, paskui jie ateina ir dalį gerų vaikinų ir merginų vis tiek spėja dar reiškia su... O negi čia paskutiniam vizite Kijeve kalbėjau su tokia, vidutinės grandies karininkų, kuris buvo 22 pradžioje Kijevo gynyboje realiai, pats ir buvo sužeistas, po to po reabilitacijos jau į tą planavimo lygį. Jis irgi sako, šalia visų tų gynybinių pasiūlymų idėjų, jisai irgi akcentavo, žiūrėkit nelojalius asmenys, žiūrėkit diversinės grupės, žiūrėkit 5 koloną. Mūsų dar SBU, sako, kažkaip tai sugebėjo pakankamai efektyviai išrauti ten pradiniam dienom. Ne viską matyti, bet... Jų SBU ir ten ne tik SBU, ten, reiškia, kai viskas prasidėjo, tai ir tų savanorių tokių organizacijų ten susibūrė ratelė, kurie... Jo, gal jie teisiškai nebuvo įgalinti, bet tu eini ir darai, ką privalai. Čia esu kalbėjęs su keletą tokių žmonių tenai. Tai, bet ta pati SBU, jinai turi karinę, jie turi kovinį elementą. Taip, ar mūsų saugančios organizacijos turi kovinį elementą? Pagal mūsų koncepciją komendantūros karo padėties metu, noriu pabrėžti, kad po to karo padėties metu, taip, kuris ateis neaišku kada. Taip. Komendantūros labai sveikintinas dalykas, labai fainas, bet aš iki galo jos nesuprantu. Nes komendantūros yra numatyta 10 metų į priekį, jie ten pasirašo, gauna mokymus 1 savaitę į metus. Ar jie kažką pasiruoš? Pabandysiu padėlioti sumanimą esmę. Tai aišku, tai nėra kažkokia smogiamoji jėga, geležinis kumštis, ar tai, sakyčiau, kai mes kalbame apie planavimą visą ir panašiai, kas susiję lietuviškos divizijos kūrimas ir panašiai. Tačiau tai yra, vadinkim, teritorinė savigina arba tas užnugaris, kuris vietoj to, kad kariuomeniai tą resursą nuimno nuo kariuomenės, kad jin galėtų savo funkcijas atlikti, galėtų atlikti, paramilitariniai žmonės. Tai dabar ten galėtų būti komendantiniai šauliai arba mūsų parengtojo rezervo kariai, kurie tarnavo anksčiau nei prieš 10 metų kariuomenėje, dabar yra tiesiog su jais nebedirbama, ar ne? Tai juos dabar traukiam į komendantūras, šiokį tokį įgūdžių atnaujinimą gauna, taip, tu gerai sakai, apie 10 dienų kasmet. Ir tada, be jokios abejonės, ko trūksta šitam kontekste, kad jie grįžtų į savo namus, ten, kur jie gyvena, kur jie deklaravę, kur jie nori ginti savo, sakykime, ten miestą, miestelį, savivaldybę, kad viduje prasidėtų darbas nuolatinis su jais. Ne tik gal karinio rengimo, mes tai irgi galėtų apimti, bet pavyzdžiui, ten vietinės komendantinės struktūros mūsų, kurias dabar formuojam po truputį, galėtų su jais stalo pratybės, kaip ten tas rajonas būtų saugomas, kokius kelius blokuoti, kur blokpostą statyti, kokį tiltą saugoti, atidirbinėtas karo policijos funkcijos su diversinių grupių prevencija ir taip toliau. Žinot, tai čia procesas. Aš matau kaip procesą, jisai taip, jis kol kas yra tikrai neprilygsta kovinių šaulių. Ne, aš jokiais būdais nekeičiu kovinių šaulių, bet aš tiesiog klausausi ir stalo žaidimai apie diversinės grupės, tas žmogus nieko nepadarys prieš diversinę grupę. Jis turi mokytis
lauke praktiškai muštis. Bet ten 10 dienų yra karo policijos funkcijos ir jie praeina jas. Bet per 10 dienų kokį jis parengimą gali gauti. Aš drįsiu, bet manau, kad jokio. Tai iš vis jokio, nes 10 dienų, tai jie ten 2 dienas uniformą dar greičiausiai gavinėja. Ir prie sandėlio stovi. Bet Gabrieliau, bet tai, nuo kažko reikia pradėti. Jo, aš sutinku. Yra dar vienas momentas. Ar visame tame, jau kalbam apie jūs, ar visame tame jiem pasakoma, kad tu turėsi nužudyti nelojalius piliečius? Aš tikiuosi, kad pasakoma. Manas? Tikiuosi. Nelabai, net šauliam ne visiems kartais, man atrodo, kai mūsų vadas toks, tiesmukas ir sako, man reikia iš jūsų žudikų, aš kartais net esu matęs ne savo vaikino, reiškia, rato žmonių, bet iš tų jau ten jūs kokiu nors ten akis iš... Bet žmonės... Visai visiškai realu. Taigi mes kartu ką tik pasiklausim, kaip Lietuvos Šaulių sąjunga planuoja žudyti nekaltus piliečius. Tai tiek, čia tokia ištrauka iš uždrausto video, iš uždrausto kanalo. Ir čia klausimas šiuo atveju man dabar labai paprastas. Aš nežinau, kada tas pokalbis buvo, jis jau buvo turbūt prieš metus, gal jau daugiau, reiktų pasižiūrėti tiksliau, netaip svarbu. Ir klausimas esminis. Ar dabar jau visiems šauliam pasakoma, kad jų pareiga bus žudyti, kai ateis laikas? Ir žudyti ne bet ką, o žudyti čia, vietinius. Na, šauliai nuspręs, kuriuos reikia, jie geriau žino. Tam jie ir yra šauliai. Ar pasakoma visiems šauliams, giriamasi, kad jų jau beveik 19 000. Ar visiems pasakoma, vyrai, moteris ten yra, ar visiems pasakoma, kad jie privalės žudyti? Juk turbūt nuo to reiktų pradėti ir prieimimą į šaulius, ne nuo gražių pasakėlių tenai. O būtent nuo to, pirmas klausimas, ar tu pasiruošę žudyti? Ir čia šiandien aš pamačiau labai gerą komentarą, dabar neieškosiu prie tos temos. Tai sako, va, tas, kuris stoja šaulius, toks pirmas lengvas testas, va, duot peilį tokį didelį kindžalą į rankas, vesti į gyvulių ūkį ir va, sakė, nudobk va, šitą gyvulį, ten kokį jautį didelį, va, imk, nudobk, išskers ten, išdarinėk, nu ir sako, ne vienas ten greičiausiai ir nualps nuo tokios užduoties, nu, žmonės ten, nu, ne visi tą gali daryti. Nepraėjai testo, viskas, jokių šaulių būti negali, nes šaulio misija, pagrindinė misija yra žudyti nelojalų pilietį, netinkamą žmogų, netinkamą Lietuvos gyventojų, atėjus valandai, tai, kurie jau ateis. Tai man klausimas yra atviras, ar dabar jau visi informuojami bent jau? Ir šiuo atveju, jeigu yra jų 19 000, ten planuojama, kad jų bus daugiau, be abejo, na, turi būti normalus patikrinimas. Dar kartą pakartosiu, ne pasakėlės ten pasakot reikia ir klausytis, kaip ten perpasakoja koks nors jaunasis šaulys, kaip ten kas buvo, istoriniai ten kažkokie dalykai. Ne, žudyt galėsi ir negali žudyt, atleis, bet tu netinkamas. Kai jau būsi pasiruošęs žudyti, jau gal būsi pastreniravęs, kažkuria prasme kažką ten žudyti, ateik pas mus ir būsi mūsų narių. Kitas dalykas, aš suprantu, kad moksleiviam, ką mes šiandien žiūrėjom, 7-8 klasių, gal ir per anksti kalbėti apie to žudimus, jų technologijas ir taip toliau, kaip ten kas ką žudys. Bet informuoti, kad šaulio pareiga yra žudyti, lemiamų svarbiausių momentų, na, privaloma ir moksleivis, nesvarbu, kelintojais klasiai būtų. Kitaip visa tai atrodo labai nerimtai. Žinot, kaip tada viskas atrodo? Tada viskas atrodo, jeigu nėra taip, kaip aš sakau, jeigu dar iki šiol nepadaryta taip, kaip aš sakau, kad kiekvienas turi būti informuotas apie žudimus, susidaro įspūdis, kad didžioji dalis tų 1000 šaulių, nu, kurie ten tiesiog nori, pavadinkim, romantikos, kai miškelį ten su kuprinė pabėgio, dar kažką ten gal pašaudėt kartais kažkurį taikinį nekaltą. Na, jie yra tik tai priedanga, didžiulė priedanga tikriesiams smogikams, kurie tikrai pasiruošia žudyti. Suprantate, čia yra toks negeras dalykas ir būtent kadangi neinformuojamas kiekvienas šaulys, man įtarimų kyla. Taip neturėtų būti, šitą problemą reikia išspręsti, kad visi žinotų ir visuomenė žinotų, kad tai eina potencialus gerasis žudikas. Šaulys, kuris atėjęs tai lemiamai minutiai, iš karto pradės žudyti. Dar priešas nepriartės, o tie netinkami bus išžudyti ir priešui
automatiškai bus žymiai sunkiau. Ir aš dabar trumpai pacituosiu, dabar nueisim į kitą temą, su šauliais turbūt jau viskas aišku, nueisim į Landsbergių lyderio Lauryno Kasčiūno temą. Tai yra partijos pirmininkas, buvęs ministras ir taip toliau ir taip toliau. Na ir kas yra labai įdomu, jisai yra ir buvęs Nacionaldemokratų partija, man atrodo, tai vadinasi, pirmininko pavaduotojas buvo toj partijai, nacių partija. Pasižiūrėkim štai Stanislovo Tomo, čia yra laiškas. Viršui parašyta, man iš jūsų reikia žudikų, Lietuvos šaulių sąjungos fiureris, rašo Stanislavas Tomas, pulkininkas Linas Idzelis. Čia pradžia, jis iš Niderlandų rašo, turi pilietybę iš Amsterdamo ir LRTK komisijos pirmininkui Mantui Martišiui ir neonaciams. Dėl neonacijų paramilitarinės milicijos Lietuvos Šaulių sąjunga. 26 kovo 19 jūs atsiuntėte man neonacistinį raštą, kuriame neigiate neonacijų paramilitarinės milicijos Lietuvos Šaulių sąjunga, pavojingumą demokratijai ir žmogaus teisėms, šlovinate neonacizmą, neigiate arba pateisinate holokaustą. Na ir čia viskas aprašyta, tas video, kurį mes žiūrėjom, kas čia kaip buvo, taip toliau ir taip toliau. Aš iš karto pereisiu prie dalies, galim tą į televizorių įdėti, aš pereisiu prie dalies. Čia jis daug papasakojo apie tos žydšaudžius, mes visą šitą dokumentą Stanislovo Tomo patalpinsim. Ten jau kiekvienas turės savo nuomonę apie tą raštą. O aš noriu pacituoti tą dalį, kuri yra susijusi su dabartiniu Landsbergių lyderiu, Seimo nariu, Laurynu Kasčiūnu. Štai ir čia aš surasiu tą vietą, mes ją paliksim, tuoj. Taip, informacija apie neonacį Lauryną Kasčiūną. Čia Stanislavas Tomas tai aprašo. Neonacis Laurynas Kasčiūnas yra buvęs Lietuvos Nacionaldemokratų partijos pirmininko pavaduotojas. Wikipedijos straipsnėje Lietuvos Nacionaldemokratų partija parašyta, kad šios politinės partijos ideologija yra neonacizmas. Lietuvos Nacionaldemokratų partija viešai skelbia, kad Lietuva yra baltosios rasės valstybė, o baltoji rasė yra pati geriausia rasė planetoje. Lietuvos Nacionaldemokratų partija skelbia, kad lietuviai yra kilnesni už lenkus ir rusus, kurie turi nedelsiant išvykti iš Lietuvos, o jų Lietuvos pilietybė turi būti panaikinta. Neonacis Laurynas Kasčiūnas, rašo Stanislavas Tomas, yra mano buvęs kursiokas, kartu su kuriuo aš studijavau Vilniaus universitete. 2002 metais jis man asmeniškai sakė, kad siekia pervadinti Lietuvos Nacionaldemokratų partiją į Lietuvos nacionalsocialistų partiją, kad pavadinimas būtų panašesnis į Adolfo Hitlerio Vokietijos nacionalsocialistų partiją. Nacizmas yra sutrumpinimas nuo nacionalsocializmas, tačiau Laurynas apgailestavo, kad Teisingumo ministerija uždraudė partijos pavadinimo pakeitimą. LRTK pirmininkas naiviai mano, kad neonacio Lauryno Kasčiūno pažiūros pasikeitė, kai jis tapo krašto apsaugos ministru. Aš šitai netikiu, kadangi pažįstu Lauryną jau 26 metus, LRTK pirmininkas pradėjo su juo artimai draugauti, reguliariai susitikinėti po darbo ir planuoti bendrą ateitį tik 2025 metais. Širdyje Laurynas lieka neonaciu, nors gal viešai to ir neafišuoja aktyviai. Ir, žinot, aš susidomėjau tokių paprastų dalykų. Na, iš pradžių, aišku, aš pasižiūrėjau, ten tai nieko naujo, į tą jo biografiją, kuris kažkada papildė, kad iš tikrųjų buvo jo tas jaunatviškas entuziazmas, kad jisai buvo tos Lietuvos Nacionaldemokratų partijos vadovo Murzos pavaduotojų, ten prieš narystę Europos Sąjungą, pasakė ir taip toliau, toks jaunatviškas entuziazmas, bet aš nežinojau, kad jisai, dabartinis Landsbergių lyderis, tada norėjo pakeisti tos nacistų partijos pavadinimą. Ir aš tikrai patikrinau, iš tikrųjų, rašo, kad politinė ideologija tos partijos yra nacionalizmas, euroskepticizmas, neonacizmas, taip šiandien apie tai rašoma. Ir tada paieškojau informacijos, ir iš tikrųjų
vat, radau labai įdomų dalyką, kad buvo bandymas pakeisti tą partijos pavadinimą. Kartu Murza su Kasčiūnu siekė pakeisti, kad geriau skambėtų, kad primintų tuos laikus iš Vokietijos. Bet Teisingumo ministerija to iš tikrųjų neleido padaryti. Bet tai atsitiko, tai buvo 2000-2002 metais. Teisingumo ministerija argumentavo dėja, kad negali registruoti pavadinimą su žodžiu nacionalsocialistų, nes tai tiesiogiai siejosi su nacių ideologija, kuri Lietuvoje ir daugumoje kitų demokratinių ir mažiau demokratinių valstybių yra traktuojama kaip nusikalstama ir prieštaraujanti konstitucijai. Tai vat, taip nepavyko, bet tai čia ką padarysi, čia pas mus tokios tvarkos, kai ne visada pasiseka padaryti normaliai, taip kaip norėjo Kasčiūnas su Murza. Bet šiaip nemažai ką pavyko nuveikti ir tie ryškus pasisakymai ir nacistiniai ir nukreipti prieš Europos Sąjungą, viskas ten buvo tvarkoje, bet kas yra labai įdomu ir kodėl štai taip atrodo mūsų šios dienos, tuoj įsijungs jisai, anonsas, labai gražiai čia atrodo, neonacizmas, pedofilija, tai tik klystkeliai ieškant atsakymų į valstybės ateities klausimus. Taigi šiandieninis Landsbergių lyderio Lauryno Kasčiūno požiūris yra toks, tai buvo klaida, jaunystės klystkeliai ieškant atsakymų į valstybės ateities klausimus. Visa ta neonacistinė linija ir tada mes, darydami šios dienos anonsą, pritempėm, kad ir pedofilija gali būti tas klystkelis, ieškant atsakymų į valstybės ateities klausimus. Didžiulė korupcija, korumpuoti veikėjai, jie irgi, ieško atsakymų valstybės klausimus, ir nuklysta truputėlį, po to sugrįžta. Arba, pavyzdžiui, toj partijoje, Landsbergių partijoje, pagavo ten rusų šnipą. Rusijai dirbo, ten tas tremtinys kažko. Gal irgi žmogus ieškojo atsakymų į valstybės ateities klausimus. Tai pedofilija, neonacizmas, šnipai, korupcija, visa tai yra paieškos siekiant sukurti geresnę Lietuvą. Taip kad, aišku, mes per daug Landsbergių lyderio nekritikuokime, bet aišku, aš irgi laikausi nuomonės, kad, jeigu žmogus jaunystėje galėjo nueiti tokių kelių, rimtų kelių, būti politiniai partijai, neonacistiniai, tai be abejo tas taip lengvai neišgaruoja. Čia jau visiškai rimtai kalbant, aš vis tik nesuvokiu mūsų valstybės valdovo, kuris sutiko tokį veikėją, kuris šiandien ir kalba apie žudymus, moko ten jaunimą ir visus kitus, kaip reikia gyventi. Kaip vis tik tai paskyrė tokios garbingos partijos vadovų. Tai aš šito nesuvedu, arba galbūt Landsbergis tuo metu, žinot, laiks nuo laiko jis taiso sveikatą, galbūt gulėjo ligoninėje, tai galbūt tai buvo, kad kol gulime čia prastumsim šitą veikėją į partijos pirmininkus. Tikrai atsakymo aš į tuos klausimus neturiu, bet tikiuosi, kad vaizdas, kas tai yra per žmonės, kas tai yra per organizaciją ir ko jie siekia, yra pakankamai aiškus. Ir kodėl mes šiandien apie tai pakalbėjom, todėl visų pirma, kad Stanislavas Tomas parašė oficialų raštą, kaip jam ir buvo liepta į Lietuvos radijo televizijos komisiją. Pakartojau, aš tą raštą įdėsiu į Ekspertai EU, kad su visų galima susipažinti, tikrai nuotaikingas tekstas. O iš kitos pusės kalbėti apie tai, manau, reikia. Jie labai drąsiai kalba apie žudymus, aš manau, perimkime iš jų tą gerą iniciatyvą, irgi priminkime, ką jie kalbėjo, nes kažkaip toks įspūdis, kad šiek tiek dabar tos kalbos, kai grėsmė vis arčiau, nežinia, ar mes spėsim, kad čia mes šio karinį poligoną įrengti, kol mūsų priešas puls. Bet tos kalbos apie žudymus taip aprėmė. Ne, apie tai kalbėti reikia. Reikia informuoti ir mokinius, kur eina šauliai į mokyklas. Turi aiškinti, kad, teks gal ten vaikam kitais žodžiais, gal ten kažkokį judesių parodyti, kad tu nugalabysi žmogų. Bet apie tai kalbėti reikia. Ir mano klausimas yra šiandien kertinis. Ar dabar, čia yra svarbiausias klausimas, ar dabar šiandien visiems šauliam pasakoma, kad jie privalės žudyti, kai ateis ta valanda X. O jinai ateis, kaip mes visi gerai žinom,
kaip apie tai informuoja valstybinis transliuotojas ir kiti nepriklausomi užsakomieji kanalai non-stop, labai greitai. Rusija karinė invazija į NATO ir ES valstybę buvo skelbta, turėjo pradėti apie 30, po to 29, 28, 27, 26, bet kada vakar mes vėl rodėm vokietį generolą, kuris sakė, šiaip 29. Bet kokiu atveju štai tame tarpe ta invazija prasidės, reiškia, tada ir turės prasidėti intensyvūs žudymai, kad Lietuvoje žudyti tikrai gebama, tai rodė ir pokario laikotarpis, ir visa istorija ir su žydais, tai čia aišku abejonių, kad sudrebės kažkam ranka nekyla, bet jeigu tu jau esi šaulys, tai prieš priesaiką tu turi praeiti testą, ar tu sugebėsi žudyti kitą Lietuvos Respublikos gyventoją. Prisirašykite prie mano kanalo, o jeigu jums reikia parašyti skundą į Europos žmogaus teisų teismą arba aukščiau į Jungtinių tautų organizacijos teisminės institucijas, parašykite man e-mailą arba paskambinkite per WhatsAppą.